Vasario mėnuo, vasario 13 diena, už lango plieskia saulė. Na, gaila, kad sniego nėra, bet ką darysi. Įsiruošiau šiandien į tokią kelionę į mažai tyrinėtą regioną, kuris yra piečiau nuo Rūdininkų poligono, nes įsikūrus kariškiams, kažkaip man ten vėl susijaukė viskas. Gal kokie 4 maršrutai praeina per Rūdininkų gyrę ir dabar kitas poligonas ten, tai kai šaudo negalima važiuoti, reikia aiškintis, kada nešaudo. Tai pagalvojau, kad reikia padaryti apvažiavimą Rūdininko poligono, ypač kad, regionas tikrai įdomus. Ten ženkliukas rodo, kad čia nepageidauja keturračių, bet mūsų ne keturratis. Keturratis, bet ne motociklas. Tai ko gero, niekam čia blogo niekur nepadarysim. Žiauriai gražu šiandien miške. Kažkaip tai jau akis pasiilgė ir žalios spalvos, ir saulės. Va tokie ir nuotykiai. Parodyta, kad į dešinę turėtų būti kelias, bet nieko panašaus į kelią čia nebėra. Ieškosiu kažkur, kur apvažiuot būtų galima. Žemėlapį čia pas mane parodyta brasta. Dabar viskas užšalę. Tai tikriausiai be problemų pravažiuosiu, bet patikrint niekas netrukdo. Ne, ledas manęs neatlaikys. Vis dar bandau ieškoti apvažiavimo. Oi, čia jeigu įlūščiau, tai gilu būtų. Ja, čia bebrai patvenkia tą upelį. Nedidelė, bet užtvankėlė laiko vandenį. Radau keliuką brastos apvažiavimui, bet čia reikalų. Ko gero nevargs irgi su tais medžiais. Tas pats upeliuks, čia netgi kažkoks tiltas buvęs. Kažkada tai. Radau kelią. Bet irgi reikia pažiūrėti, kuo jisai ten toliau užsibaigs. Grįžau vėl į mašiną. Neradau apvažiavimo kelių. Čia ledas plonas, žmogaus nelaiko. Tai dabar lysk į tą vandenį šaltą. Nedegu tokiu noru. Važiuosiu aplinkui. Čia va keturračiams parvažiavimas po geležinkeliu, bet man tai jisai netinka, važiuoju ieškoti toliau kelio. Nenorėjau ten per mažą upeliuką važiuoti, tai dabar atvažiavau prie normalaus. Žinau šitą vietą, bet čia jeigu ir pervažiuočiau, nieko man neduos, todėl kad čia tik tai keturračių keliai. Gerai, ieškosim toliau. Vis dar grįžinėjau į pradinį tašką, visą tai čia ką vaikščiau, važinėjau, viską reikės nubraukti ir dabar vėl grįžti į treką. O čia teka visin čia, kažkada tai su baidarėm plaukiam. Neįvertinom tada tų vingių, nes neturėjom gerų žemėlapių, tai vietoj 1 savaitgalį plaukiam 2 savaitgalius. Keliukas čia driekėsi, bet labai įtikinamas ženklas ant medžio kabo, kad kažkam tai nepatinka, kad čia važinėjam. Prieki toks nelabai gyvenamas kaimas ir normalus keliukas eina, bet mano trekas rodo, kad sukti šitą šunkelį. Tai negi dabar važiuosiu normaliu keliu, aišku, šunkelis suka. Tvora rimta, kažkoks bildingas vidury miško. Vis tik čia kitokie kaimai negu Lietuvoj. Ir supratau, kaip nesunku išsiaiškinti, ar gyvenama sodyba ar ne. Jeigu konteinerių nestovi, reiškia negyvenama. Jeigu prie gatvių stovi konteineriai, reiškia gyvenama.
prie ko pripranti, tai kažkaip tai ir nebepastebi. Nu, įprastas dalykas pasidarė va tokie kirtimai, krūvos medienos. Nu, čia nebent mitingą daryti prieš miškų kirtimą. Va, kaip koks vaizdelis. Pro langą iš pavėsinės. Dar nusprendžiau biškį likimą už uodegos patampyti. Toks gražus keliukas ir panašu, kad veda iš Šalčios ir Visinčios santaką. Tai nežinau, šiandien tokia diena, kad kur važiuoja, ten vis atsimušu į kažkokias tai kliūtis, bet tai tame ir visas įdomumas, pabandysiu dar ir šitą kartą. Matyt, reikia baigti šiandien su eksperimentais, vėl niekur nenuvažiavau, apsisukau ir grįžtu. Nei santakos nepamačiau, nei to piliakalnių, kuris ten kitam krante. Ir vis tik pavyko man rasti pravažiavimą, tiksliau apvažiavimą Rūdininkų poligono. O dabar laiko dar yra oras geras, tai tiesiog mėgaujuosi gamta, dairausi, kas čia dedasi. Va ten prieky Visinčia, už tos Visinčios upės jau toliau prasideda poligoną. Gal mano žemėlapį čia yra buvusi sodyba, nežinau kokiais metais, bet nieko nebelikę. Obelis va sulaukėjusi, ai va dar kažkokie alyvų krūmai, gal net ir pamatai dar likę. Mums dabar turbūt sunku įsivaizduoti, ką tie žmonės išgyvena per visokius karus čia gyvendami. Čiagi siautėjo visokie tie partizanai ir armija Krajova. Kažkada tai šituo tiltu įvažiuodavome poligoną ir jokių problemų nekildavo. Dabar va prirašyta čia visko. Va čia Visinčia upelis iš abiejų pusių. O to pažiūrėsim, ką čia rašo. O kokia betonkė padaryta, kažkada tai offroadas čia buvo. Va, yra telefonai nurodyti apie visą informaciją, kada šaudimai. O čia tai turbūt, kad ir grafikas šaudimų pakabintas. Na jo, taip, o 25 metų. Bet tik tai 2 mėnesiui. Na ir viskas gerai, viskas aišku. Dar viena sodyba Gudžiame miške. Ir panašu, kad konteinerių prie jos nėra. Nu, tilčiukas toks ne visai rimtas. Pavyko. Gražu čia. O, gulbės. Sustojau, dar išlipau patikrintą tiltuką. Nu, atrodo, jisai čia nelabai kaip. Bet pervažiuot pavyko. Šiandien važiuoju visą laiką tokioj laukiniai gamtoj. Miškai, miškai, miškai. Nu, atvažiavau tiesiog pasižiūrėti, kas čia galėtų būti keliukas, nors matos, kad niekur neveda, bet čia graži vieta. Tokia stovyklavietė matosi, bet jokių nuorodų nebuvo, kažkada tai netgi elektra čia buvusi. Nu, gal ir gerai. Žinot, tokią vietą kartais gali ir praversti. Daug malonumų suteikia tokie kaimų pavadinimai. Dabar vat atvažiavau kaimas Tetervinai. Prieš tai buvo Ūta, Papiškės. Nu, aš sveriu biškį mažiau negu 5 tonos, bet jeigu nepatinka, tai vat yra šalia Brasta. Galima ir per Brastą važiuoti. Tai puikiai praleidau dieną, grįžtu va pro Pirčiupius jau į Vilnių.
saulė, jau paukščiai kai kurie grįžę. Nu, įdomu buvo, smagu. Ir kažkaip tai buvau primiršęs, kad Lietuvoje tokie dideli miškai. Taip va, turėjau puikią dieną.